Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Kaune Tornado krepšinio mokyklos salėje savaitgalį liejosi aistros, o akis į akį stojo Lietuvos jaunučių vaikinų gimusių 1995 metais A krepšinio čempionato Ežys antrojo diviziono finalo ketvirto dalyviai. 3 laikinosios sostinės komandos Tornado SMS Credit, Kauno Aisčiai ir Arvydo Sabonio krepšinio centras bei svečiai Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro Birmus krepšininkai jau pirmąją dieną įrodė, kad kiekvienose rungtynėse teks kautis iki paskutinės akimirkos. Čempionato finale aikštės šeimininkai Tornado SMS Credit gausiai palaikomi savo sirgalių, metė iššūkį Panevėžio KKSC Birmus krepšininkams. Rungtynės geriau pradėjo svečiai, kurie po pirmo kėlinio turėjo 9 taškų persvarą. Tačiau šeimininkai nepasimetė ir iki didžiosios pertraukos su šiuo fantastišku tritaškiu sumažino skirtumą iki 3 taškų. Trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose toliau tęsiasi nervų karas, kuriam nepakako 40 minučių ir komandoms teko žaisti pratęsimą. Visgi pratęsimo metu sėkmingiau sužaidė panevėžiečiai. Likus 6 sekundėms Žygimantas Šimonis perėmė kamuolį, pataikė 2 taškį ir padovanojo savo komandai aukso medalius. Puikiai nugalėtojų gretose žaidė Deividas Pogužinskas. Jis pelnė 18 taškų ir atkovojo 16 kamuolių. Pradžioj buvom įsiveržę, galvojom, jau bus viskas aišku daugmaž. Po to važiuojai parodė savo charakterį, pasiviję. Tikrai buvo sunku finale, bet galiausiai mums pavyko. Tornado mokyklos komandoje Karolis Šarukas įmetė 24 taškus ir 19 kartų atkovojo kamuolį. Manau, esame vienodo lygio komandos ir visi stengiamės. Tiesiog jiems šį kartą pasisekė, kitą kartą gal mus pasiseks. Rungtynėse dėl 3 vietos susitiko Saboniukai ir Aisčiai. Skaudžią nesėkmę pusfinalyje patyrusi Kauno krepšinio mokykla Aisčiai nesugebėjo atsitiesti ir šiose rungtynėse. Arvydo Sabonio krepšinio centro auklėtiniai laimėjo rungtynės rezultatu 57-45 ir pasipuošė bronzos medaliais. Čempionai ir antroje vietoje likusi komanda kitų metų sezone dalyvaus pirmojo diviziono reguliariojo sezono varžybose. Šį finalo ketvirtą stebėjo ir Lietuvos jaunučių vaikinų iki 16 metų vyriausiasis treneris Darius Sirtautas, kurio tikslas iš pajėgiausių jaunųjų 16-mečių suformuoti rinktinę vyksiančiam Europos čempionatui. Šiuo metu ko gero aktualiausiai yra atrinkti tikrai pačius stipriausius krepšininkus. Tarkim, kiek įmanoma, aišku, nesižvalgant jau, aišku, kad tie 3 divizionai, visa kita nėra tiek laiko, turbūt, kad per 5 mėnesius tikrai išrinkti iš tarkim, visų dalyvaujančių tenai. Reikia pasirinkti optimaliausius variantus.